Centrui važiavo automobilis. Iš jo pabėgo 2 vaikinai. Vaistinė jau nebedirbo, žmonės nenukentėjo. Į sostinės šiaurės miestelyje prekybos centre esančią vaistinę lengvasis automobilis Audi A4 dideliu greičiu pervažiavęs mašinų stovėjimo aikštelę ir išdaužęs vaistinės vitriną įlėkė apie 10:30 vakaro. Vaistinė buvo ką tik uždaryta, tad žmonės nenukentėjo. Automobilis sudaužė lentyną su prekėmis, skaičiuojama, kad padaryta žala gali siekti ne mažiau nei 100 000 litų. Tačiau per įvykį dirbo parduotuvė, todėl išbėgę pirkėjai tapo stulbinamo įvykio liudininkais. Jų teigimu iš mašinos iššokę 2 vaikinai iškart pabėgo. Mūsų žiniomis netrukus Audi savininku prisistatęs vyras paskambino į policiją ir pranešė, kad automobilis vogtas. Tačiau į jo gyvenamąją vietą atvykusių policijos pareigūnų vyras neįsileido, neatsiliepė ir telefonu, kuriuo skambino. Policija nustatė, kad automobilis registruotas netoliese esančių adresų. Įvykio liudininkai teigia, kad būtent iš tos pusės mašina yra atliekusi. Netrukus pareigūnai prie tariamo šeimininko namų sulaikė vyriškį, kuris buvo labai panašus į įvykio liudininko apibūdintą asmenį. Pats vaikinas kategoriškai neigė sėdėjęs automobilyje. Vilniaus policijos eismo priežiūros tarnybos pareigūnai šiuo metu nustatinėja vairuotojo tapatybę, ar jis buvęs blaivus. Jų teigimu uždaroji akcinė bendrovė, kuriai priklauso mašina, teisę vairuoti jį buvo suteikusi 2 asmenims. Pareigūnų tikinimu vienas jų jau apklaustas, kitas ieškomas. Pasak pareigūno automobilio savininkė, bendrovė nesikreipė dėl pavogto automobilio, todėl mašinos nuvarimo galimybės jie netiria. Vairuotojui pasišalinusiam iš įvykio vietos gresia 3–4 tūkstančių litų bauda arba teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas nuo 3 iki 5 metų.